Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How-To. Šiame vaizdo įraše nagrinėsime, kaip naudoti kontūro segmento kelio liniją, kurią galima naudoti Wailine Assistant pakete. Kontūro segmento kelio linija suteikia ūkininkams galimybę lankščiai naudoti tiesių linijų derinį palei lauko ribas. Norėdami pradėti, apibrėžę lauko ribą, bakstelėkite žemėlapio ekrano šoninėme meniu esantį mygtuką Create kurti. Tada submeniu spustelėkite Create Wailine sukurti kelio liniją. Galiausiai pasirinkite Contour Segment kontūro atkarpą. Tada spustelėkite Maximum Segment Quantity, didžiausias segmentų kiekis, kad nustatytumėte segmentų, kurie bus sukurti iš ribos skaičių. Nors leidžiama naudoti ne daugiau kaip 20 segmentų, dažnai naudinga segmentų skaičių suderinti su lauko ribų skaičiumi. Šiame pavyzdyje naudosime 4 segmentus. Įjunkite parinkti Improve Segment Layout, pagerinti segmentų išdėstymą, kad suapvalintumėte kampus tarp segmentų. Tai pagerinsite manevringumą lauke. Spustelėkite automatinis, kad segmentai būtų automatiškai atitraukti nuo ribų pusę įrankio pločio. Taip dar labiau pagerinsite išdėstymą. Bakstelėkite gerai, kad pavadintumėte ir išsaugotumėte iš ribų sukurtą kontūro segmentą. Nuo šiol sistema pasiūlys pritaikytą kontūro liniją pagal traktoriaus kryptį ir riboženklio segmentą, šalia kurio dirbate. Yra keletas papildomų nustatymų, kuriuos galite atlikti. Atidarykite viršutinio banerio trumpąjį klavišą, paspausdami ir laikydami linijos numerio ekraną. Atidarykite segmento valdymo puslapį spustelėdami pirmąjį mygtuką. Šiame puslapyje kairėje pusėje rodomi visi segmentai, ištraukti iš lauko ribos. Dešinėje pusėje galite vizualizuoti kiekvieną segmentą. Čia galite sukurti naują segmentą iš esamų kelio linijų spustelėję pliuso mygtuką. Pasirinkite norimą kelio liniją, kurią norite naudoti kaip segmentą. Spustelėkite OK, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Pamatysite, kad pasirinktą kelio liniją dabar galima naudoti kaip segmentus. Toliau šiame meniu galite ištrinti vieną ar kelis segmentus, keisti segmento pavadinimą, pridėti arba pašalinti parinkti Auto Offset automatinis poslinkis, sujungti 2 segmentus spustelėdami šį mygtuką, pasirinkti norimus sujungti segmentus, pasirinkti sujungimo strategiją spustelėdami šį mygtuką, pamatyti rezultatą ekrane ir patvirtinkite spustelėdami OK. Pamatysite naują vieną segmentą ir jo naują formą. Galiausiai galite apibrėžti pageidaujamą segmentą, kurį prireikus galite užrakinti. Baikite ir išsaugokite spausdami OK. Kaip paaiškinta anksčiau, jei norite, galite užrakinti sistemą ant mėgstamo segmento arba ant šiuo metu pasirinkto segmento. Atidarykite viršutinio banerio nuorodą, paspausdami ir laikydami linijos numerio ekraną. Spustelėkite pirmąjį mygtuką, kad užrakintumėte anksčiau nustatytą mėgstamiausią segmentą. Spustelėkite antrąjį mygtuką, kad užrakintumėte šiuo metu pasirinktą segmentą. Nuo tada sistema yra užrakinta ir kelio linija nesikeis nepriklausomai nuo traktoriaus krypties. Dabar jau galite visapusiškai naudotis šią funkciją lauke. Atėjo jūsų eilė išbandyti.